Ok, taigi sveiki visi, kas žiūrėsit. Žodžiu, šiandien, kaip matot, gan gera diena. Tai pagalvojau, kad pabandysiu pataisyti savo mašiną. Deja, įrankių visų neturėjau, bet džiaugiuosi, kad nusipirkau šitą raktą, nes be šito rakto nebūtų nieko pavykę. Plius, kaip durnelis nusipirkau visus, išskyrus numerį 17. Tai teko eiti pas va šitą va kaimyną, skolintis tą galvutę. Tai vat, papurškiau viską su VD40, nors jis tai ten nelabai ką ir padėjo, bet žodžiu, nuėmiau tą prakeiktą dalį. Nu ir va štai kaip jinai atrodo. Žodžiu, tuos šūdus buvo tiesiog siaubingai sunku išimti, bet detalės panašios, tikiuosi, kad išeis nuimti tas, kas liko ir tas, kas yra gera. Nu, aišku, čia jau senas automobilis, tai ko norėt, bet, kaip sakant, dar šiek tiek galima panaudoti kažką tam, kad atgaivint mano automobilį. Na, bet kaip vat matot, tai detalė lūžo per pusę, o visas tas metalo laužas kaip čipsas. Šūdo gabalas. Tai vat. Tai automobilį iškėliau su tuo, ko galėjau. Tai vat dabar tik tai reikės savo tuos, nežinau, čia matosi gerai, bet įbrėžimus kaip nors pašalint. Tai vat. Tai va, o čia dar ką norėjau parodyti, tai iš kažkur teka tepalas. Bet negaliu pasakyti iš kur. Tikriausiai iš tarpinės kažkur tai įtariu. Nes va ten va, čia sauso, čia žiauriai šlapia tepaluota, tai įtariu, kad tenais ko gero kažkas tai bus. Tai vat. Tai vat, išsukau iš šitų dviejų skylučių tavo savo lonžeroną vadinamą. Ir tenais dar dvi skylutės yra. Tai va, tai iš ten dabar išsuksim. Nu ir tikėkimės, kad jau mano Mitsubishi važiuos. Tai vat. Tai palinkėkit sėkmės, nors tikriausiai jau kai bus video įkeltas į YouTube, jau viskas bus pataisyta. Tai va. O tada, jeigu dar bus laiko, tai griebsiuos taisyti šitą prakeikimą. Galgi kaip nors pavyks man jį užvest. Įtariu žvakiai kažkas, nu bet žiūrėsim. Tai va. Jo. Ir šiandien yra 24 diena, tai nuo 18 dienos iki vakar, tai yra 23 dienos, tai reiškia 5 dienas lyjo be perstojus. Lyjo ir lyjo. Tai va, o šiandien pasisekė bent viena saulėta diena atlikti buitinius reikalus. Tai va, tai linkiu jums geros dienos ar gero vakaro, kas kada ten žiūrėsit, ir tada susirašysim ar susitiksim kada nors. Čiau, čiau.